Šiuo metu visi supranta, kad Hormūzo sąsiauris yra svarbus Irano derybinis svertas. Tačiau tikroji Hormūzo galia slypi ne tik tame, kad Iranas gali juo uždaryti pasaulinę naftos prekybą. Svarbiausia yra tai, kaip Iranas gali tai padaryti. Ir tai atskleidžia derybų dinamiką, apie kurią mes dar nekalbėjome per daugiau nei 4 mūsų bendravimo metus. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl konfliktas Irane apskritai prasidėjo. Ir tai atspindi problemą, su kuria galime netrukus susidurti gerokai toliau rytuose, jei tik vėl būsime įtraukti į platesnio karo atimto pasaulio reikalus. Taigi, trumpai apžvelkime, ką šiandien nagrinėsime. Pradėsime nuo vadinamosios pasiūlymo galios ir to, kaip valstybės pasiekia konkretų susitarimą, kai turi įvairių alternatyvų. Tada pereisime prie to, kodėl pasiūlymo galios pusiausvyra gali lemti, ar karai kyla dėl besikeičiančios karinės galios. Galiausiai pažiūrėsime, ar Taivanas gali padaryti tai, ko negalėjo Iranas, ir taip sušvelninti šią problemą. Bet pradėkime nuo pagrindinės derybų problemos. Dabar jau suprantate, kad karo kaštai garantuoja abiem pusėms priimtinų susitarimų spektrą, kuris sukasi apie tikėtiną kovos rezultatą, nesvarbu, ar kalbame apie Ukrainą ar Iraną. Dažnai nesvarstome, kurį iš tų susitarimų šalys galiausiai pasirenka. Ir šis klausimas nėra paprastas. Yra daugybė pasirinkimų ir pasirinkus vieną ar kitą variantą kyla reikšmingų paskirstomųjų padarinių. Iš tiesų, kažkas uždavė klausimą būtent apie šią problemą, kai neseniai rinkau temas savo naujai serijai Lines on Maps Extra. Geras atsakymas reikalauja daugiau nei 8 minučių, kurias ten sau leidžiu, todėl apie tai kalbame čia ir nepraleisime jokių svarbių detalių. Trumpai tariant, jei gali būti tas, kuris pasiūlo konkretų padalijimą, tau padėtis gana palanki. Juk jei Rusijai lieka pasirinkimas tarp šios juodos linijos ir karo, juoda linija yra geriau nei alternatyva. Tačiau Ukrainai tai yra daug geriau nei alternatyva. Problema ta, kad pasiūlymo pateikimas šiame kontekste nereiškia tiesiog nubrėžti liniją žemėlapyje ir tada ją nusiųsti savo priešininkui. Tai greičiau yra gebėjimas įtikinamai pagrasinti savo priešininkui, kad jei jis nepriims tavo pasiūlymo, vienintelė jam likusi alternatyva bus pradėti karą. Štai paprastas būdas pasiekti šį tikslą. Įsivaizduokite, kad ginčijamas objektas yra teritorija tarp jūsų 2 sostinių. Tada jūsų kariai galėtų atsitraukti iki tam tikros linijos. Tai tampa de facto pasiūlymu kitai pusiai. Jūsų priešininkas gali užimti visą žemę iki tos linijos. Tačiau vos tik jie peržengia tą liniją, ten pat yra pajėga, kurios peržengimas iškart sukeltų konfliktą. Taigi, arba laikomasi nubrėžtos linijos, arba kyla karas. Iš esmės, tai ta pati idėja, kaip ir plačiaja prasme kalbant apie pajėgas, kurių užpuolimas automatiškai įžiebia konfliktą. Nenorite atsidurti tokioje situacijoje, kai kita pusė gali tiesiog įžengti į ginčijamą teritoriją ir perimti jos de facto kontrolę, nesukeldama brangaus karo. Kitaip tariant, atgrasimo pajėgos saugo valstybės pasiūlymo galią. Bedžia, būtent todėl Ukraina turėtų būti gana optimistiška dėl to, kaip atrodys galutinis susitarimas su Rusija. Ukraina kontroliuoja tai, ko Rusija geidžia. Ir nepaisant žiniasklaidos šurmulio dėl to, kas kontroliuoja pasiūlymus sklindančius Maskvoje, galiausiai Ukraina gali pati nurodyti siūlomą padalijimą, tiesiog išdėstydama karius palei atitinkamą liniją. Galutinis susitarimas gal ir netrodys puikus, palyginti su tuo, kaip viskas atrodė 2022 metų sausį, tačiau jis bus vienas geriausių tarp Ukrainos alternatyvų, kurios vis dar pakankamos įtikinti Rusiją sustoti. Draugiškas priminimas, kad antrajame kanale turiu vaizdo įrašą, kuriame pristatau krizės derybų teoriją, jei visa ši argumentacija jums atrodo svetima. Tai yra iš mano IRL kurso tarptautinių santykių įvadas. Ir iš tikrųjų tai man sukėlė didelę problemą, kurią padėjo išspręsti šiandieninio vaizdo įrašo rėmėjas Chat LLM, kurį sukūrė Abacus AI. Matote, tie vaizdo įrašai buvo neparuošti iš anksto. Galėjau naudoti garso apdorojimo įrankius, kad būtų sukurtas rašytinis transkriptas, bet vis tiek likdavau su neorganizuotu teksto bloku. Ne visai tai, ką norėjau pateikti studentams kaip rašytinę mokomąją medžiagą. Taigi, tiesiog paleiskite tai per didelį kalbos modelį ir leiskite jam suskirstyti sakinius į tinkamas pastraipas. Tiesa? Ne tai greitai. Kai kurie modeliai nusprendė visiškai perrašyti tekstą, tarsi tai būtų visiškai kita paskaita. Štai kuo Chat LLM yra puikus. Viena prenumerata suteikia jums prieigą prie visų geriausių atskirų paslaugų.
Claude Opus, Grok, Gemini Pro, ChatGPT, DeepSeek ir daugybė kitų. Taigi, jei man nepatiko vieno modelio atsakymas, galėjau paprasčiausiai pereiti prie kito. Chat LLM taip pat apima vaizdų generavimą iš Flux ir Nano Banana bei vaizdo generavimą iš Sora ir Kling. Ir apsilankę chatlm.abacus.ai pasvirasis brūkšnys Lines on Maps. Pirmąjį mėnesį galite gauti tik už $7, o vėliau po $10 per mėnesį. Taigi, dar kartą dėkoju Chat LLM iš Abacus AI už šios dienos vaizdo įrašo rėmimą. Grįžtant prie Irano, svarbiausia dėl Hormūzo sąsiaurio yra tai, kad Iranas de facto gali diktuoti sąlygas dėl šio sąsiaurio. Niekas Teherane neturi prašyti leidimo iš Vašingtono, kad pradėtų imti mokestį. Jie gali tiesiog paskelbti, kad nuo šiol galioja rinkliavos sistema ir visi turi mokėti, kitaip rizikuoja būti susprogdinti. Akivaizdu, kad tai būtų veiksmas, kurį Jungtinės valstijos užginčytų. JAV kariniam laivynui nėra nieko svarbiau už laivybos laisvę pasaulyje, o šalys, kurios ima apsaugos mokesčius už natūralius vandens kelius, yra didelė problema. Dirbtiniai vandens keliai? Prašom, darykite, ką norite. Tačiau Hormūzo sąsiauris yra Dievo duotas ir bet koks mokestis iš esmės yra tarptautinės prekybos apmokestinimas. Tai savo ruožtų pažeidžia pagrindinį pasaulinės tvarkos principą, kurį sąjungininkai buvo pasižadėję ginti dar net nepasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Dabar Irano gebėjimas vienašališkai bandyti įvesti mokestį nereiškia, kad Iranui pavyks įgyvendinti savo sumanymą. Jungtinės valstijos visada gali atmesti tokį pasiūlymą ir pradėti bombardavimus. Pasiūlymo gale nereiškia, kad galite nurodyti galutinį pasidalijimą tarp šalių. Tai tiesiog reiškia, kad galite bandyti įgyvendinti sistemą be tiesioginio kitos šalies bendradarbiavimo. Hormūzo situacija taip pat nereiškia, kad Iranas turi visišką kontrolę visos pasiūlymo galios atžvilgių. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos kontroliuoja pasaulio ekonominę sistemą, todėl Vašingtonas gali nurodyti, kokioje jos dalyje Iranas gali dalyvauti. Tačiau ta pasiūlymo galios dalis, kuri kyla iš Hormūzo, reiškia, kad Iranas turi geresnę kontrolę dėl to, kur susitarimas atsidurs derybų ribose. Todėl tai reiškia, kad Iranas gaus patrauklesnę derybų objekto dalį, bet kokiame derybomis pasiektame susitarime. Pažvelgus plačiau, iki šiol atrodo, kad turėti pasiūlymo galią yra vien tik privalumas. Ir iš tiesų, tarp begalybės galimų derybų organizavimo būdų matematiškai įrodyta, kad nėra geresnio būdo tau derėtis, nei būti vienpusiškų pasiūlymo teikėjų. Alternatyvos gali tik perduoti derybinę galią tavo oponentui, tau iš to negaunant jokios realios naudos. Beje, tas straipsnis buvo parašytas, kai mokiausi doktorantūroje. Pirmasis autorius buvo vienas iš mano disertacijos vadovų, o antrasis autorius vienas iš mano Ročesterio laikų bendramžių. Bet kokiu atveju Fei ir Kenkelio išvada apriboja klausimo apimtį iki vieno laikotarpio derybų, kai nėra numatomų galios balanso pokyčių laikui bėgant. Deja, kažkas keisto nutinka, kai galia pasikeičia tarp dabarties ir ateities, pavyzdžiui, jei Iranas galėtų sukurti branduolinius ginklus. Leiskite man iliustruoti problemą kraštutiniu atveju, kai Iranas turi visą pasiūlymo galią. Tada ateityje, kai jėgų balansas atrodys taip, Iranas padalins derybų objektą taip, kad Jungtinės valstijos būtų tiesiog pasirengusios sutikti. Sugrįžtant į dabartį, Jungtinės valstijos gali užsitikrinti iki čia atėmus savo sąnaudas, kovodamos, kad užkirstų kelią jėgų pasikeitimui. Tai daug sudėtingesnė situacija užtikrinti taiką, palyginti su tuo atveju, kai tarkime ateityje Jungtinės valstijos kontroliuoja visą pasiūlymo galią ir todėl gali priversti vėlesnį susitarimą būti čia. Taigi, net ir dosni Irano nuolaida dabartyje, gerokai viršijanti tai, ko Jungtinės valstijos galėtų tikėtis gauti, jei galia būtų pastovi, vis tiek gali būti nepakankama, kad Jungtinės valstijos atlaikytų ilgalaikės galios pasikeitimo pasekmes. Kai išnarpliojate visas komplikacijas, pagrindinė logika čia iš esmės yra paprasta. Hormūzo sąsiaurio suteikta pasiūlymo galia reiškia, kad Iranas neišvengiamai ilgainiui įsiderės savo palankų susitarimą. Tačiau tai reiškia, kad Jungtinės valstijos ilgainiui gaus palyginti mažiau patrauklų susitarimą, o tai atgraso Vašingtoną nuo susitaikymo su Irano galios pokyčiu. Ir būtent tai iš dalies gali būti priežastis, kodėl apskritai patekome į dabartinį konfliktą. Trumpo administracija, kuri dažnai linkusi greitai imtis veiksmų, jei tik tai nereikalauja karių siuntimo į vietą, verčiau renkasi kovą, nei leidžia Jungtinėms valstijoms susidurti su ilgalaikėmis branduolinio Irano pasekmėmis. Dabar galėtumėm čia sustoti.
Sužinojome kažką įdomaus apie pasiūlymo galią ir pamatėme netokį akivaizdų antrinio lygmens padarinį, kai keičiasi karinė galia. Tačiau mes vis dar gyvename pasaulyje, kuriame vyksta karai ir vyksta kitos prievartinės derybos. Taigi pažiūrėkime į šią logiką dar giliau ir keliaukime toliau į rytus, kad aptartume, kodėl tas pats principas atrodo sukelia rimtą problemą susijusią su Taivanu. Tačiau gali būti, kad ten yra šiek tiek daugiau vilties. Čia pasiūlymo galia abipus sąsiaurio yra, aiškesnė. Pekinas rūpinasi tuo, kad būtų kuo labiau sumažinta Taivano suverenitetas. Ir daugeliu atveju Taivanas pats diktuoja, kaip tai veikia, jei tik nėra PLN invazijos. Jei Taipėjus nori paskelbti save visiškai nepriklausomos, visiškai suverenios valstybės sostinę, jis gali tai padaryti. Jei jis nori pasirinkti vietą vienos Kinijos politikos skalėje, jis taip pat gali tai padaryti. Tuo tarpu Pekino gebėjimas nurodyti tą pasirinkimą be karo yra minimalus. Jis gali pasinaudoti savo įtaką, kad priverstų Taivaną tarptautinėse varžybose vilkėti kiniško tipo uniformas. Arba jis gali nurodyti tikslų kinų kalbos žodį, kurį jie naudoja verčiant Chinese į Chinese Taipei. Ir taip, tai iš tikrųjų yra įvykę. Arba jis gali užkirsti kelią Taivano prezidentui skristi virš trečiųjų ar antrųjų šalių. Velnijas, net tai ar turėtumėm jas vadinti antrojo ar trečiojo dalyvio šalimis, taip pat priklauso šiai kategorijai. Tačiau galų gale tai yra politinis teatras. Taipėjus gali pasiūlyti tai, kas galiausiai yra svarbiausia. Pagrindinė problema abipus sąsiaurio santykiuose šiuo metu yra numatomas galios balanso pasikeitimas. Žemyninė Kinija susiduria su demografinė krize. Norint įsiveržti į salą reikia daugybę žmonių, o jų žinote likusią dalį. Ir tai iš karto nuveda mus prie tos pačios problemos kaip ir anksčiau, o gal net blogiau, nes derybinė galia taip iškreipta Taivano naudai. Ir štai kyla baimės, kad trečiasis pasaulinis karas gali tapti realybę. Tačiau yra reikšmingas skirtumas tarp vyriausybės struktūrų Irane ir Taivane. Demokratinės sistemos dažniausiai geriau išlaiko esamą padėtį, ypač prezidentinės sistemos, kuriuose įstatymai turi pereiti per kelis veto taškus. Pagalvokite, kiek daug žmonių Jungtinėse valstijose nusivilia dėl to, kaip sunku gauti pritarimą atstovų rūmuose ir senate, o dar reikia ir prezidento parašo. Taivanas šiek tiek skiriasi, nes turi tik 1 rūmų parlamentą. Tai toks įmantrus politologinis būdas pasakyti, kad jie turi atstovų rūmus, bet neturi senato. Arba galbūt tai yra senatas, bet nėra atstovų rūmų. Bet kuriuo atveju Taivanas vis tiek turi 2 kliūtis, vėl įtraukus prezidentą. Be to, yra galimybė priimti konstitucijos pataisas, kurioms reikia įveikti dar daugiau kliučių, kad jas būtų galima panaikinti. Taigi, jei Taivanas nerimauja, kad žemyninė Kinija gali įsiveržti dėl to, ką sala planuoja daryti ateityje, tuomet vyriausybė galėtų pradėti priiminėti įstatymus, kurie apribotų jos pačios galimybės ateityje keisti esamą padėtį. Žinoma, Taivano patikimi įsipareigojimai turi ribas. Jei po 10 metų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia sutars, kad atėjo laikas nepriklausomam Taivanui, šiandien vyriausybė nelabai ką gali padaryti, kad tai apribotų. Už teisinės sistemos ribų neprognozuojamas prezidentas taip pat galėtų pradėti elgtis labiau kaip suvereni valstybės vadovas, viešose kalbose apibūdindamas Taivaną kaip nepriklausomą valstybę. Tai gali skirtis nuo šalies įstatymų, tačiau Pekinui tiek pat svarbu, kaip viskas atrodo, kiek ir teisinė padėtis. Ar tai sustabdys žemyninės Kinijos invaziją? Neaišku. Net jei Pekinas turėtų visą galę teikti pasiūlymus, karinių pajėgumų kaita vis tiek gali sukelti karą. Todėl demokratinės institucijos nėra kažkoks stebuklingas sprendimas visoms mūsų prevencinio karo problemoms. Tačiau jos yra geresnės nei autokratinė institucinė sistema, kurioje vienas asmuo gali pakeisti savo nuomonę ir staiga sugriauti visą esamą politiką. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Karo kaštai reiškia, kad daugeliu susitarimų yra geresni nei kova, o tai turi svarbių pasekmių dėl išteklių pasidalijimo tarp šalių. Gali teikti pasiūlymus lemia, kas gali pasinaudoti tais skirtumais. Iranas, kontroliuojantis pasiūlymus dėl Ormūzo sąsiaurio politikos, sukuria komplikacijų sprendžiant kintančios galios klausimus laikui bėgant. O Taivano demokratinės institucijos gali sušvelninti panašią problemą Taivano sąsiauryje. Kaip minėjau pradžioje, šiandienos tema iš pradžių kilo iš klausimo, skirto mano naujai serijai Lines on Maps Extra, kurioje stengiuosi atsakyti į žiūrovų pagrindinius klausimus apie pasaulį per 8 minutes ar trumpiau. Peržiūrėkite visą tą grojaraštį čia.
Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugo kite safe.